Pas Jėzų atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė: Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikuonių. Taigi yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ją vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi 7 ir mirė nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris, kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels, juk ji yra buvusi visų 7 žmona. Jėzus jiems atsakė: šio pasaulio vaikai veda ir teka, o tie, kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Taip pat ir mirti jie negalės, nes bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai, būdami prisikėlimo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė pasakojime apie krūmą, kur jis viešpatį vadina Abraomo dievu, Izaoko dievu ir Jokūbo dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Jei teisingai supratau Jėzų, aname pasaulyje nebus daug ko, kas kelia bažnyčiai tiek daug rūpesčių ir vargų šioje ašarų pakalnėje. Apie namus, pinigus, kokybišką maistą jau anąsyk buvo pasakyta, kad jų nereikės Abraomo prieglobstyje. Lozorius, tikriausias bomžas, su savo skarmalais ten buvo angelų nuneštas lyg koks popiežius, o visa ko pertekęs jo kaimynas negavo net vandens. Ordinai, antpečiai, bažnytinės ir pasaulietinės insignijos, lyg sėdant į lėktuvą, taip pat atsidurs tarp draudžiamojo bagažo. Dabar Evangelija plečia sąrašą dalykų, kurie neturės reikšmės mirusiųjų prisikėlimo dalyviams. Tie neves ir netekės, pareiškia Jėzus. Santuokos ir šeimos teisė, dėl kurios dabar tiek verkiama ir kovojama, prie Dievo karalystės vartų nustos galiojanti. Nežinia, ar tai žada masinius skyrybų procesus danguje. Meilė stipri kaip mirtis, čiulbėjo giesmių giesmės porelė. Kunigai per jungtuves pasigauna šį sakinį ir toliau čiulba, kad visos porelės ir po mirties liks apsikabinusios amžiname glėbyje. Gražu, publika apsala. Ausyse jau skamba angelų chorai, pasitinkantis tuos, kurie buvo tapę vienu kūnu. Sadukėjai iš Evangelijos šioje vietoje jungia Mozės įstatymą ir blaivų protą ir paklausė, kas bus tuo met, kai mirs moteris turėjusi 7 vyrus. Ne šiaip sau meilužius ar sugyventinius, bet teisėtus įstatymo leistus sutuoktinius. Kaip anas pasaulis tvarkysis su tokiais santykiais? Kuri iš tų meilių bus įamžinta? Kad nekiltų panašių keblumų, mes turime mokymą apie vieną ir neišardomą santuoką. Rūšiuojant aname pasaulyje įsiskyrusias, susimaišusias poras, nebus sąmyšio. Kam vienas syk prisiekė savo meilę ir ištikimybę, to jau niekaip neatsikratysim. Aišku, ne tai svarbu. Evangelija šįkart nesprendžia santuokos sakramento plonybių. Ginčas atsirado dėl požiūrio į pomirtinį gyvenimą. Sakoma, kad sadukėjai neigė mirusiųjų prisikėlimą ir dėl to provokavo Jėzų. Bet jų klausimas nėra visai tuščias ir nevertas dėmesio. Jeigu religinės ir socialinės normos automatiškai persikelia į aną pasaulį ir lemia amžinąją žmogaus būseną, tenka svarstyti štai tokias absurdiškas situacijas. Sadukėjai, vertindami dvasinę tikrovę, naudoja grubius materialistinius argumentus, panašiai kaip tarybinių laikų ateizmo mokytojai, tačiau tuos argumentus jiems pakiša ne kas kitas, o religinis įstatymas. Jeigu klausimas neturėtų prasmės, Jėzus būtų tylėjęs. Jis atsako ir pateikia savąją amžinybės viziją. Į paslaptingą Dievo karalystės sritį nesibraunama apsiginklavus šio pasaulio dėsniais. Ten netenka galios net religinės konvencijos. Užuomina apie angelus, kuriems prilygs prisikėlimo vaikai, kalba apie absoliutų kitoniškumą. Dangus nėra banalus žemiškų pasiekimų ar praradimų tęsinys, įstatymais bei tradicijomis reglamentuoto gyvenimo užantspaudavimas. 7 sutuoktinius turėjusi moteris, priklausydama Dievo vaikams, visai paprastai ten gali patirti, kad jo santuoka lyg katalikų bažnyčioje buvo viena ir neišardoma. Tik ar tokie dalykai įtakos Dievo vaikų likimą aname pasaulyje?
Jėzaus žodžiuose galima pajusti lengvą ironiją. Jis skirta ne tik sadukijams, arogantiškiams šventyklos šeimininkams. Kiekvieną sykį, kada kyla pagunda racionalizuoti ir susisteminti Dievo karalystę, jie atsiliepia išdykėlišką angelo šypseną. Ima sekti pasaka ne pasaka ar užtraukia kokią nors neįmantrią dainelę iš animacinio filmuko. Nors prisikėlimo vaiku dar reikia tapti, jau dabar smagu svajoti, kad kada nors danguje nereikės atsakinėti klausimus, kodėl buvo pasirinktas toks neprotingas daiktas kaip celibatas. Kad ten atsikvėps vienišos ir bevaikės motinos, kad viengungiai panorėję nebebus viengungiai, kad atsigaus našlė ir našlės pradžiugs našlaičiai. Turbūt pailsės nuo įtempto darbo šeimų auklėjimo centrai, o jų vietoje atsiras kas nors panašaus į Dievo vaikų internatą ar globos namus. Gal bus reabilituoti išsiskyrusieji ir kitaip nusikaltę santuokos įstatymui. Gal net netradicinės lytinės orientacijos asmenys ten ne vien klausysis pasiūlymų tapti normaliais, bet bus mylimi ir laimingi kartu su katalikiškų šeimų klubų nariais. Pati mirtis irgi patenka į sąrašą tų dalykų, kurie nustos mus graužia. Į pirmojo nuginkluojama, kad Dievas būtų gyvųjų viešpats. Sadukieji tik gūžtelėtų pečiais. Jų vadovaujama šventykla planavo kitokį dangų.